2000 metų spalis. Klaipėda. Ligoninė. Gan ramus vakaras. Seselės slaugo pacientus. Daktarai kalbasi koridoriuose. Kažkur girdėti pastovus kosėjimas. Staiga pranešimas. Grįžta greitoji. Jaunas vaikinas bandė nusižudyti. Peilis krūtinėje. Paruoškite operacinę. Visi sujuda. Gaila, kaip tokie jauni žmonės bando atimti savo gyvybę. Tačiau daktarai dės visas pastangas, kad jį išgelbėtų. Atskirėja greitoji. Iš jos išvežamas aukštas, stambaus sudėjimo vyras su peiliu krūtinėje. Jis tuoj nuvežamas į operacinę. Reikia veikti greitai. Viena slaugytoja sukasi aplink, padėdama kuo tik gali. Jos akys vis užkliūna už peilio krūtinėje. Kas galėjo nutikti šio vyro gyvenime, kad jis pasirinko tokį būdą nusižudyti? Gaila. Bet gal nereikėjo jo gailėti? Vos po kelių sekundžių, suleidus vaistus, jis beveik akimirksniu pašoka nuo operacinės stalo, įsitraukė peilį iš krūtinės ir pasigriebęs 25 metų slaugytoją prispaudžia jai peilį prie gerklės. Ašmenys vis dar kruvini, stipriai įsispaudžia, vos neperpjauna odos. Seselė net nespėjo sureaguoti. Viskas įvyko per akimirką. Dabar ji net nedrįso kvėpuoti. Ji jaučia kiekvieną sunkų šio monstro kvėpavimą, o po kelių akimirkų Raimondas Mineikis sušnabžda. Leiskite man numirti. Tai turbūt buvo keisčiausias reikalavimas tiek iš paciento, tiek iš pagrobėjo. Nors dar neseniai buvo be sąmonės, dabar Raimondas, apimtas adrenalino, nė neketino nusileisti. Jo planas – išlaukti kuo ilgiau. Tikriausiai tikėjosi, kad mirtis vis dėlto jį pasims. Tačiau kartu negalėjo paleisti ir slaugytojos. Žinojo, kad iškart bus sučiuptas. Tad taip sekundės virto minutėmis, o šis košmaras slaugytojai atrodė nesibaigiantis. Peilis vis dar buvo stipriai įspaustas į gerklę, o Raimondas vis sunkiau orientavosi. Dar po šiek tiek laiko į vietą atvyksta aro pareigūnai, o ligoninės personalas tuo metu rūpinasi žmonių evakuacija, kad niekas daugiau nenukentėtų. Derybininkai pradėjo darbą, bet iškart susidūrė su nekalbiu Raimondu. Atrodė, kad jis laikysi savo plano mirti, vienu ar kitu būdu. Gal pareigūnai ir būtų leidę jam tai padaryti, bet Raimondas nesiruošė paleisti slaugytojos. Praėjo visa valanda nuo to momento, kai Klaipėdos ligoninės monstras pagrobė slaugytoją ir situacija tik blogėja. Slaugytoja buvo išsekusi ir panikoje. Aro dėrybos ėjo veltui, o tikimybė, kad šią dieną mirs ne tik Raimondas, vis augo. Dar pusvalandis, kuris atrodė kaip visos 24 valandos. Aras nebegali laukti. Priimamas sprendimas. Raimondą reikia pašalinti. Snaiperis nusitaiko ir šūvis į krūtinę. Slaugė pagaliau sugeba ištrūkti iš šio monstro gniaužtų, beveik visiškai nesužeista. Raimondas krenta ant žemės. Pagaliau. Valanda su pusė košmaro baigėsi. Visi šios dienos nepamirš niekada. Jie tik norėjo išgelbėti jam gyvybę. Raimondas atsidėkojo košmaru. Bet nors bandęs nusižudyti ir dabar pašautas snaiperio, Raimondas Mineikis vis dar buvo gyvas. Šį kartą su pareigūnų pagalba ir antrankiais jam buvo užbaigta operacija. Taip pat ištraukta ir ką tik įsmigusi kulka. Mineikis ilgiau nei savaitę gydytas reanimacijoje. Pagerėjus sveikatai, jis buvo suimtas ir išvežtas į Lukiškių ligoninę. Bet kas buvo Raimondas Mineikis ir kaip viskas jam baigėsi? Raimondas Mineikis gimė 1969 metais. Pirmą kartą su įstatymu Mineikis rimtai susidūrė 1995 metais, kai už plėšimą buvo nuteistas kalėti 5 metus. Deja, apie šį nusikaltimą nepavyksta rasti informacijos, bet pritaikius amnestijos įstatymą, bausmė buvo sutrumpinta ir 1997 metų rugsėjį Raimondas Mineikis išėjo į laisvę. Atrodė, kad tai galėjo būti nauja pradžia. Tačiau tamsa, tūnojusi jo viduje, visgi niekur nedingo. Be to, taip pat noriu pabrėžti, kad vienose straipsniuose jo vardas yra Raimondas, kitose Raimundas, kas yra du skirtingi vardai, bet mes naudosim tiesiog Raimondas, nes nežinau, kuris teisingas. O tai kaip Raimondas pateko į tą Klaipėdos ligoninę? Viskas prasidėjo nuo desperatiško bandymo nusižudyti. Draugo garaže Mineikis peiliu susižalojo pilvą ir padegė patalpą.
Sąmonę praradęs vyras buvo skubiai nugabentas į Klaipėdos ligoninę. Čia istoriją jau žinome. Logiška, kad po šio įvykio Mineikis vėl atsidūrė už grotų. Tačiau teismo salėje paaiškėjo, kad jo likimas pasisuks kiek kita linkme. 2001 m. lapkritį Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą, kad Raimondas Mineikis negali būti teisiamas. Ekspertų išvados buvo negailestingos, bet gan logiškos. Vyras serga nepagydoma psichikos liga, dėl kurios nusikaltimo ligoninėje metu jis negalėjo suvokti ir valdyti savo veiksmų. Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jis buvo išsiųstas priverstinai gydytis į Rokiškio psichiatrijos ligoninę sustiprinto stebėjimo sąlygomis. Matyt, buvo geras, tad po 4 metų gydymo režimas buvo sušvelnintas. 2003 Liepą teismas pakeitė jo gydymo sąlygas į dar lengvesnės, o 2004 Liepą jam buvo paskirtas ambulatorinis stebėjimas. Viskas. Raimondas pagaliau grįžo į visuomenę. Bet manau suprantate, jog labai trumpam. Spalio 31 rytą, kai miestą dar gaubė šaltas rudens rūkas, Liepojos gatvėje veikiantis banko paviljonas, jau ne kartą tapęs nusikaltėlių taikiniu, vėl buvo apiplėštas. Šis bankelis, bene labiausiai mylimas vagių visame uostamiestyje, per pastaruosius metus buvo atakuotas bent 4 kartus. Tačiau šis užpuolimas buvo kiek kitoks. Buvo sekmadienis, apie 10 val. 20 min. ryto, kai į banką įsiveržė nepažįstamas vyras. Viduje tuo metu dirbo tik viena darbuotoja, 31 metų kasininkė. Užpuolikas pagrasino jai daiktų panašių į pistoletą, o moteriai, nespėjus pasipriešinti, surišo ją. Tuomet, atsidaręs seifą, jis pagrobė 5000 litų ir skubiai pasišalino iš vietos. O ar iš tikro Raimondas turėjo pistoletą? Na, čia jau nieks nepasakys. Bet uostamiesčio pareigūnai ilgai netruko. Tyrimo metu jie išsiaiškino, kad šio nusikaltimo pėdsakai veda pas gerai jiems ir mums pažįstamą klaipėdietį Raimondą Mineikį. Gruodžio 16-ąją bendromis Šilutės ir Klaipėdos pareigūnų pastangomis jis buvo sulaikytas. Kartu su juo sučiuptas dar vienas klaipėdietis – Dainius Tyrevičius, gimęs 1975 metais. Bet pasirodo, čia ne pirmas nusikaltimas po to, kai Mineikis vėl grįžo į visuomenę. Įtariama, kad spalio pabaigoje, gruodžio pradžioje, šis duetas apvogė ūkinių prekių parduotuvę Švėkšnoje, Šilutės rajone, padarydami žalos už maždaug 20 000 litų. Tad kaip matot, Raimondas nesikeičia, o gyvenimo ratas apsisuko ir grąžino jį ten, kur regis jis buvo pasmerktas atsidurti – už grotų. Iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus jis buvo perkeltas į laisvės atėmimo vietų ligoninę Vilniuje, o šiame nuolatinės priežiūros psichiatrijos skyriuje jo tragiška istorija ir pasieks pabaigą. 2005 m. sausio 18 rytas. 34 Raimondas Mineikis buvo rastas pasikoręs savo kameroje. Jis nepaliko jokio atsisveikinimo laiško. Mineikis pasikorė ant virvės padarytos iš suplėšytos paklodės. Ligoninės kameroje pavojingu vadintas klaipėdietis buvo laikytas vienas. Prie savižudį mėginusių atgaivinti prižiūrėtojų netrukus prisijungė atskubėję medikai. Buvo atliktas plaučių ventiliavimas bei širdies masažas, tačiau šios pastangos buvo bevaisės. Viskas. Dabar jau tikrai Klaipėdos ligoninės monstro istorija pasibaigė. Dėkui, kad žiūrėjote dar vieną video iki galo. Jūsų laikas ir palaikymas man visada reiškia labai daug. O ar žinojote apie šį Klaipėdos monstrą? Kokia jūsų nuomonė? Gal, kaip ir prašė, reikėjo leisti Raimondui numirti? Aplamai, norėjau pakalbėti apie šią istoriją vien dėl tos frazės. Įsitraukti savo peilį iš krūtinės ir prašyti daktarų, kad leisiu tau numirti? Na, ne kiekvieną dieną taip nutinka. Tad padiskutuokime komentaruose. Kaip visada, jei norite uždirbti karmos taškų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite ar net pasidalinkite video su draugais. Dar kartelį dėkui, kad žiūrėjote. Likite budrus, likite saugus ir pasimatysime kitą kartą.